Broliai ir seserys, šiandienos Evangelijoje iš Jėzaus lūpų nuskamba tai, ko iš Dievo Sūnaus išgirsti nesitikėtume. Jis pavadina apaštalą Petrą šėtonu. Jei ką nors mes taip pavadintume, turbūt reiktų ir žmogaus už tai atsiprašyti ir paskui dar per išpažintį pasisakyti. Kodėl tad Kristus drįsta tokį žodį pavartoti? Gal jis čia irgi padarė nuodėmę? Pirmiausia, turim suprasti, kad hebrajų kalba, ar kartu ir aramėjiškai, kaip kalbėjo Jėzus su savo klausytojais, šėtonas buvo bendrinis žodis, kurio viena iš reikšmių priešininkas. Šis žodis Senajame testamente vartojamas ne tik kalbant apie dvasias, bet ir apie žmones. Žydas vadino šėtonu tą, su kuriuo stipriai nesutaria, su kuriuo ginčijasi teisme. Taigi Jėzaus lūpose ir jo klausytojų ausyse šis žodis nebūtinai skambėjo taip aštriai, kaip jis skamba mums. Kita vertus, jis aišku neskambėjo ir švelniai. Pavadindamas Petrą šėtonu, priešininku, Jėzus rimtai jį subara. Kodėl? Kad suprastume dvasinę šio įvykio prasme, pamėginkim įsivaizduoti, kaip viskas galėjo atrodyti išoriškai. Evangelijoje parašyta, kad apaštalas Petras pasivedė Jėzų į šalį. Lietuviškai turim patarlę: nemesk kelio dėl takelio. Jėzus eina dangaus tėvo nurodytų keliu, vykdo jo valią. Ta valia, tas kelias nelengvas, jis veda per kančią ir mirtį, ir apie tai šioje Evangelijoje Jėzus mokiniams pasako. O Petras, pasivesdamas Jėzų į šalį, tarsi bando išvesti Jėzų iš to kelio, kurį tėvas jam yra paskyręs. Gal iš panašių patirčių atsiranda ir kitas posakis – išvesti ką nors iš kelio. Dar pasakyta, kad Petras į tą šalį Jėzų pasivadino, pakvietė. Kitaip sakant, Petras veda Jėzų. Kažkada, kai jiedu susitiko, kai Jėzus pamatė valtyje tvarkantį tinklus ir jį pakvietė būti savo mokiniu, tai Jėzus Petrui sakė: sek paskui mane. Mokinys turi sekti mokytoją. Ta Jėzus pakartoja ir šiandienos Evangelijoje, sakydamas: kas nori eiti paskui mane, te įsižada pats savęs, te pasiima kryžių, te seka manimi. Tuo tarpu Petras šioje situacijoje daro atvirkščiai. Jis nepaklūsta anuometiniam Jėzaus kvietimui: sek paskui mane, bet nori, kad Jėzus sektų paskui jį Petrą, kad Jėzus eitų jam iš paskos ir jo klausytų. Ir paskutinis dalykas. Petras prieštarauja Jėzui. Nežinia, kaip tai atrodė. Ar jis pasivedęs į šalį, paėmęs už alkūnės šnibždėjo jam į ausį, ar, gal galim įsivaizduoti ir taip, atsistojo priešais Jėzų ir jam įnirtingai prieštaravo. Šia prasme, tą akimirką Petras tiesiogiai tapo Jėzui šėtonu, tai yra stovinčiu prieš jį, priešininku. Jo kūno padėtis išreiškė tai, ką jis kalbėjo. Jis prieštaravo, kad Jėzus kentėtų, ir stovėjo priešais jį, tarsi užtverdamas jam kelią, tarsi neleisdamas eiti ten, kur Jėzus turi eiti, reikalaudamas pakeisti kryptį.
Taigi Petras pamiršta, jog yra Jėzaus mokinys ir pats imasi Jėzui vadovauti. Už tai jis ir yra subaramas. Ir ką Jėzus jam liepia, ką jam sako. Lietuviškai išversta eik šalin, bet tikslus Jėzaus žodžių vertimas būtų eik už manęs. Jėzus Petro neatstumia, jo nenurašo, jo nepavaro tiesiog tolyn nuo savęs. Jis tik pakviečia jį vėl iš naujo. Eik atgal į mokinio vietą, už manęs. Sek mane. Dar pasimokyk mąstyti Dievo, ne žmonių mintimis. Toliau sek man iš paskos tuo keliu, kuriuo vedu aš. Ir nebandyk tu manęs vesti tuo keliu, kuriuo nori pats eiti. Tavo kelias tai klystkelis, kuris neveda į išganimą. Tuo tarpu aš esu tikrasis kelias į tikrąjį gyvenimą. Ir niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Broliai seserys, šis Jėzaus subarimas, įspėjimas, bet ir kvietimas, eik už manęs, skirtas ne tik Petrui. Jis skirtas ir mums. Nemanykime, kad būdami tikintys tarsi savaime sekame Kristų. Petras irgi buvo tikintis. Dar kaip tik ir šitoj ištraukoj parašyta, kad jis išpažįsta Jėzų Dievo sūnumi, sako, tu esi Mesijas. Bet kai reikia tą parodyti savo darbu, savo paklusnumu Dievo valiai, Petras ima prieštarauti. Taip gali atsitikti mums visiems, išpažinti Jėzų tik lūpomis, bet ne darbais. Kaip tik antrajame šiandienos mišių skaitinyje apaštalas Jokūbas kalba, kad tikėjimą reikia ir darbais parodyti. Kodėl jis tai prašo? Matyt, nes matė tarp savo laiko krikščionių, kad kai kurių iš jų tikėjimas užsibaigia tik žodžiais. Kad jie sako Jėzui, tu Mesijas, tu Dievo sūnus, bet kai išgirsta kvietimą sek paskui mane, nepasijudina. Kokių darbų Jėzus iš mūsų laukia, kur jis mus kviečia jį šiandien sekti? Turbūt kiekvienas galime savęs ir Dievo to paklausti ir išgirsti atsakymą. Svarbiausia, šiandien prašykime malonės būti ne jo priešininkais, bet jo sekėjais, nes jis yra kelias pas tėvą.